Labas visiems, ačiū, kad įsijungėte Naro podcastą, su jumis Karolis Vyšniauskas. Šiandienos epizodas mūsų komandai yra labai svarbus, nes po ilgos pertraukos jame dalyvavo ir dalis jūsų, mūsų klausytojų. Susitikimas įvyko audio festivalyje Banguoja, rugpjūčio 24 Vilniuje. Mes leidomės į Radvilų rūmų muziejaus rūsį. Kai kas šią vietą galbūt prisimena kaip buvusi klubą Woo. Ten jūsų laukia kėdės ir mikrofonai. Visi mes buvom arti vieni kitų, visi kiek prisibijojome vieni kitų, bet galiausiai pradėjome mėgautis šitą bendrą erdvę. Įrašo tema buvo nesaugumas. Mano akimis tai yra vienas kertinių jausmų apibrėžiantis Lietuvos visuomenę šiandien. Nesaugumas gyvenant antrais Rusijos karo Ukrainoje metais, nesaugumas žinant, kad į Baltarusiją planuojama dislokuoti branduolinį ginklą, nesaugumas matant dėl infliacijos augančias kainas. Taip pat nesaugumas žinant, kad šių metų Liepa buvo karščiausias kada nors Žemėje užfiksuotas mėnuo. Turint visą tai omenyje, kaip veikti, kaip matyti ateitį, kaip nebūti paralyžiuotiems. Aš šios klausimus keliu asmeniškai savo ir žinau, kad nesu vienas. Ir toks mąstymas buvo šito mūsų susitikimo pagrindas. Įrašą, kurį girdėsite, galima skirstyti į dvi dalis. Pirmojoje kalbėjome su į renginį pakviestais pašnekovais. Tai buvo psichologas, profesorius, suicidologijos tyrimų centro Vilniaus universitete vadovas Paulius Skruibis. Taip pat University College London dėstytoja ir Vilniaus universiteto TSPMI mokslininkė stažuotoja, NAR autorė Gražina Belousova. Ir taip pat antropologė Oksfordo universiteto doktorantė Beatričė Juškaitė. O antrojoje dalyje girdėjome klausytojų perspektyvą Gražinai, Pauliui ir Beatričiai atliepiant ją. Taigi, nesaugumas, Nara įrašas Banguoja audio festivalyje, rugpjūčio 24 diena. Gero klausimo. Gražina, gal aš pradėsiu nuo tavęs. Tu esi Vilnietė, kuri daug metų praleido Jungtinėse valstijose, šiuo metu gyveni Londone ir tu turi tokį žvilgsnį Lietuvos visuomenę truputį iš tolesnės perspektyvos, bet tuo pat metu kaip autorė tu analizuoji visuomenę skirtingais pjūviais. Dabar tu grįžai į Lietuvą daryti savo TSPMI tyrimo. Kaip tu apibūdintum būseną, kokią tu čia ją radai? Ačiū už klausimą, Karoli. Į jį atsakyti iš tikrųjų yra nevienprasmiška. Bet aš norėčiau galbūt paliesti tokį momentą, kurį mes dažnai, nesakyčiau, kad ignoruojame, bet galbūt norime nustumti į šoną. Aš galvoju, kad kai mes kalbame apie nesaugumą ir kaip tai paliečia visuomenę Lietuvoje, viena iš dalykų, kurį mes neįtraukiame galbūt į tas diskusijas, tai yra, kad mes atsinešame nesaugumo jausmą, tą netgi egzistencinį nesaugumo pajutimą ne tik tai iš savo pačių gyvenimiškos patirties. Mes jį atsinešame per kartas. Tai yra, kad mes gyvename su tuo nesaugumo jausmu, kurį paveldėjome iš savo tėvų, ar ne, aš galvoju apie savo tėvų kartą ir tą nesaugumą, kurį jie išgyveno tiek Sovietų sąjungoje, ar ne, kuri saugumą sukurdavo nesaugumą, tiek stebėdami perversmą, nes be abejo, kai virto komunistinė santvarka, kai virto Sovietų sąjunga, niekas negalėjo tiksliai numatyti to. Ir aš galvoju, ką reiškia auginti vaikus tokioje visuomenėje, ką reiškia išnaviguoti kažkaip tai besikeičiančias darbo rinkos sąlygas, ką reiškia išnaviguoti visas tas politinės peripetijas, kai tas, kas vieną dieną yra draugas, kitą dieną gali būti priešas. Bet kitas dalykas yra, mes atsinešame ir savo senelių, ypatingai jeigu mūsų seneliai aktyviai dalyvavo mūsų auginime, bet net jeigu ir ne, ar ne, tas nesaugumo jausmas Antro pasaulinio karo, Pirmo pasaulinio karo, Rusijos imperinės santvarkos, visų tų perversmų, jis tebegyvena mūsų visuomenė atsiminimuose, kolektyvinėje sąmonėje, mūsų kultūrinėje atmintyje. Ir čia galbūt aš norėčiau šiek tiek atsigręžti, sakykime, į tuos tyrimus, kurios darė, pavyzdžiui, Dainutė Gailienė, ar ne, knygoje, ką jie mums padarė, kuri labai gražiai analizuoja iš tikrųjų, kaip ta kolektyvinė trauma, ir jinai liečia būtent sovietmetį, bet mes tą galėtume taikyti iš tikrųjų keletui kartų ir atgal, iš tikrųjų formuoja mus kaip visuomenę. Tad
sakykime, dabar, kai mes išgyvename tą nesaugumo jausmą, mes ne tik šio momento, ne tik savo išgyvename nesaugumo jausmą, bet ir tų kartų, kurios gyveno prieš mus. Tai galbūt man tas ir aiškiausiai matosi gyvenant užsienį ir grįžtant į Lietuvą, kad mes gyvename su palikimu nesaugumo. Pauliau, kai mes kalbam apie šitą jausmą, reikia suprasti, apie ką tiksliai mes kalbam. Ir dėl to man buvo labai svarbu psichologinė perspektyva. Kaip galima šitą jausmą suprasti? Ir kitas klausimas yra, ar savo praktikoje prieš tuos antrus metus nuo pilno karo Ukrainoje pradžios, ar jauti, kad ta tema kažkaip ateina labiau negu jinai ateidavo anksčiau? Vat iš tikrųjų įdomu su tuo nesaugumu, nes yra kai kurie gyvenimo faktai, kurie yra tokie akivaizdus. Gal nereikia pokalbio nuo to pradėti, bet, pavyzdžiui, yra akivaizdus faktas, kad mes visi numirsim. Jisai toks užtikrintas faktas, kokiu mūsų gyvenime reta yra. Ta prasme, jis tikrai garantuotai. Bet mes negalvojam kiekvieną dieną apie tai, o jeigu galvojam, tai tada mes išgyvenam daug to nesaugumo, nerimo psichologiniam lygmenį. Paprastai mes kažkaip tą faktą taip turim, teoriškai taip, kažkada, negreitai, čia kiti greičiau, mes vėliau. Tai man atrodo panašiai ir su tuo, pavyzdžiui, nesaugumo jausmu dėl karo, sakykime, jisai tikrai labai ryškiai jautėsi pirmuosius mėnesius, kai karas prasidėjo. Ta prasme, aš prisimenu tą pirmą savaitę, kai aš dirbu su žmonėm, kurie ateina, nes vis tiek aš daug konsultuoju ir tai vien tik apie tai ir yra kalba. Ir aš ten klausau, kas ten kokį generatorių perka, kas ten lagaminą susidėjo, kas ten dar kažką, ką aš čia veikiu, sėdžiu, klausau, kada man tą generatorių nusipirkti ar nepirkti. Bet tai yra pirmų mėnesių ir negali sakyti, kad to nesaugumo visai nėra dabar, bet jisai gerokai labiau foninis, kaip tas faktas, kur tu žinai, kad yra. Bet jisai iš to turinio kasdieninio, jisai praktiškai, nežinau, bent jau iš tų žmonių, kuriuos aš matau, jisai nuėjo į 2, 3, 4, 5 foną. Ir turbūt taip yra, kad mes, sakyčiau, negalim labai ilgą laiką kažkokioj tokioj aštrioj įtampoj gyventi. Mes tą įtampą vis tiek kažką tai su ją darom. Kažkokiu būdu įveikinėjom. Geriau, blogiau, galbūt kartais tiesiog per ignoravimą, kad tarsi nieko nevyksta, bet jinai tikrai yra pasitraukusi žymiai toliau. Galbūt kaip tik to nesaugumo dabar dėl ekonominių dalykų labiau netgi gali pajausti, jo jaučiasi. Tai aš taip sakyčiau. Dėkui. Beatriče, pereinant prie tavo tyrimų, labai įdomu tyrimas, kurį tu darai savo disertacijai ir norėjau, kad tu su klausytojais pasidalintum labiau apie jį, nes Lietuva yra tokioje situacijoje, kad mūsų karas jis liečia ir tiesiog ir kartu įmanoma gyventi jį visiškai ignoruojant. Mes galime tarsi fiziniai faktoriai tai leidžia, ar ne? Tu kalbi su žmonėmis, kurie yra atvykę iš Ukrainos, nes čia ieško saugumo Lietuvoje, kurioje gal kitiems gali atrodyti kaip nesaugi šalis, bet šiems žmonėms yra saugi. Aš noriu, kad tu plačiau apie tai pasidalintum. Aš iš tikrųjų norėčiau pradėti nuo tokio asmeninio momento, kaip aš apskritai šitą temą susidomėjau ir kodėl apsistojau ties ją. Tai prieš metus, prieš pradedama savo doktorantūros studijas, su močiute nuvažiavom pas jos draugę Kaune, kur buvo apsistojusi per stiprus kartu šeima. Tai 20 keliarių metų Julija iš Dnipropetrovsko ir jos dukra Marija. Ir jos gyveno mano močiutės draugės viename iš tuščių kambarių, kur anksčiau gyveno jos jau suaugę vaikai. Ir mes tada šventėm Marijos 3 metų gimtadienį su įvairiais įprastais gimtadienio atributais, nežinau, tortų, vaisiais. Ir tiesiog man tuo momentu atėjo dar aiškiau tas supratimas, koks tai ypatingas istorinis momentas ir kaip iš tikrųjų kažkokie didžiuliai
geopolitiniai lūžiai persikelia į pačią iš intimiausių erdvių iš tikrųjų į namus. Man įsiminė vienos mano pašnekovės tokia mintis, jinai sakė, apibūdindama savo motivaciją priimti, jinai sako, aš tiesiog bijojau išsprogti. Ir man atrodo, kad šita baimė išsprogti turbūt tuo metu ir jums galbūt pažįstama. Vis dėlto, turbūt, kaip ir sakiau, šitas istorijas jungiantis vardiklis tai yra nesaugumas arba nerimas. Atsimenu labai aiškiai, viena pašnekovė sakė, mano genetinė atmintis buvo aktyvuota. Ir tai yra labai stiprus pasakymas, tai suponuoja, kad istoriniai įvykiai, nors ir jos pačios negyventi, yra tarsi jos savastis, tarsi instinktas leidžiantis žinoti, kaip reikėtų elgtis kasdienybei ir politiniai realybei. Ir sakydama nerimas kaip budėjimas, aš iš tikrųjų galvojau, kaip jį geriausiai apibūdinti ir kodėl man tokį įspūdį tie pokalbiai sukūrė, ką reiškia tas nerimas kaip budėjimas. Aš galvoju apie Camus romano Maras pabaigą, kur Maras jau yra įveiktas ir miestas tarsi pradeda džiaugtis. Ir daktaras Rie, romano protagonistas, jis neskuba to daryti, sakydamas, perfrazuosiu, kad maro bacilos niekada nemiršta. Tai galim suprasti kaip grėsmes ir neišnyks visam laikui, kad jos gali metų metus nausti baldose, knygų lentynose ir tada sugrįžta į laimingą miestą. Ir man pasirodė, kad šitie žodžiai ne tik apibūdina jausmą, kurį išsakė mano pašnekovai, bet turbūt ir tokį, nežinau, galbūt daugelio žmonių Lietuvoje, kaip jie patiria savo ir savo valstybės vietą pasaulyje. Dėkui, Beatričė. Aš prisimenu, prieš porą mėnesių darėme interviu vienai temai ir ten režisierius Tadas Montrimas, Auksinio scenos kryžiaus laureatas, jis taip sakė, kad prasidėjus karui ir dabar gresiant branduolinių ginklų perdislokavimui į Baltarusiją, man labai sunku susikaupti ir dirbti, jau nekalbu apie kūrybą. Kyla egzistencinis klausimas, kam ta kūryba. Ir man ta perspektyva pasirodė artima ir įdomu, ką Pauliau tu sakei, kad tarsi žmonės Lietuvoje išgyveno tą tokį pirmąjį šoką ir ta tema paskui tarsi pasitraukė į antrą planą. Aš pats kaip žurnalistas grįžau į Vilnių sausio mėnesį po studijų Jungtinėse valstijose ir tarsi pats bandau prisivyti tą laiką ir vis tarsi nesuspėju. Ir atrodo, kad žmonės skirtinguose etapuose to yra. Ir tada kyla klausimai, ką tavo profesija gali daryti, kokia tavo nauda visuomeniai šituo etapu, kuris yra pasikeitęs nuo to, kame tu gyvenai seniau. Ir mes visi kažkaip turim savo tai atsakyti. Tai aš noriu jūsų paklausti, kaip jūs tą savo rolę matot ir kaip kurti, kaip daryti, kai tu žinai, kad yra daug nekontroliuojamų dalykų ir kad tavo ta veikla galbūt iš tikrųjų neturi didelės prasmės ir tai yra už tavo kontrolės ribų. Aš dažnai taip jaučiuosi ir tai duoda tokį paralyžiaus efektą, iš kurio reikia kažkaip išeiti. Galvoju, čia įdomu yra tas gal grįžimo momentas, kaip tu sakai, kad iš šalies pasižiūri ir gal visi esam kažkur tai šiek tiek skirtingose vietose. Aš taip prisipažinsiu, kad aš tiesą sakant asmeniškai tai neišgyvenu kažkokio šitam karo fone beprasmybės, tokio veiklos beprasmybės jausmo. Galvoju, kodėl ir nėra tokio iš karto atsakymo po ranka. Ir šiaip aš galvoju, mes iš to nesaugumo temos kalbam ir nebejotinai egzistuoja, bet yra vis tiek dar kitas toks lygmuo, bet genetinė atmintis, kažkas tai sakė, kad genetinė atmintis susižadino. Vis tiek, kai bendrauju, pavyzdžiui, ir su ukrainiečiais, tai jie tą jaučia, kad mums nereikia aiškinti dalykų, nereikia
papasakoti, kas čia vyksta, kas čia teisus, įrodyti, kodėl čia verta kovoti, kodėl neužtektų tiesiog atiduoti žemę, taigi čia tik žemė ir panašiai. Ir vat, man atrodo, vis tiek tas aktyvumo lygmuo visais pavydalais, tiek piniginė parama, tiek priėmimų žmonių gyventi, arba, pavyzdžiui, aš su kolegomis tarptautinėse konferencijose jaučiu, kad mes kartais galim būti tais tokiais ambasadoriais, kurie taip, ir konkrečiai vieną renginį, ten Europos psichologų kongresą turiu omeny, kur mes galim kai kuriuos dalykus tarsi ne už ukrainiečius pasakyti, bet kai kuriuos dalykus pasakyti, kuriem gal patiem keblų pasakyti. Pavyzdžiui, paaiškinti kažkam tai iš Italijos, kad nėra gera idėja dabar ieškoti susikalbėjimo su kolegomis Rusijoje. Bet dėl tam tikrų priežasčių tai nėra gera idėja ir galbūt patiem ukrainiečiam tą sudėtingiau pasakyti kartais yra, nes jie labai paveikti to. Tai žodžiu, ką aš iš to noriu pasakyti, kad man atrodo yra labai šalia nesaugumo, yra labai jaučiasi tas veiksmų, labai konkrečių veiksmų, kurie įprasmina tai, ką mes galim padaryti. Ir čia nuo labai apčiuopiamų iki tokių labai idėjinių meno projektų ir panašiai. Tai man atrodo, ta pusė jinai irgi neabejotinai yra. Aš galvoju, kad aš čia užimsiu melancholikės kėdę. Aš tokia esu etatinė, prigimtinė melancholikė, ar ne? Ir aš kartais galvoju, kai ryte atsikeliu ir einu universitetą dėstyti, kam viso šito reikia, nes jeigu nesusisprogdinsim, tai susideginsim, ir jeigu nesusideginsim, tai paskesim. Tai, bet kita vertus, kas net ir tais momentais, kai, sakykime, klimato krizė, ar ne, kai Londone 40 laipsnių, ko niekada nebuvo, kai prie šitos klimato kaitos vietinė valdžia čia Lietuvoje kerta medžius, tarsi mes jau turėtume nesibaigiančius išteklius. Aš galvoju, kam šito reikia? Ir kas mane tada palaiko, tai yra dvi pagrindinės mintis. Viena yra tai, kad mes mirštantiems žmonėms suteikiame paliatyvinę slaugą. Tai reiškia, kad net jeigu šitas pasaulis eina, taip sakant, visiško susinaikinimo keliu, mes esame skolingi vieni kitiems gerumą, nuoširdumą, rūpestį, padėjimą atrasti prasmę, dar kažką. Tai kad net jeigu mes gyvenam paskutinės dienas, mes vis tiek esam vieni kitiem ir šitam pasauliui šitą skolingi. Kitas dalykas, kas mane palaiko, aš vėl grįšiu į praeitį. Mano močiutė, kai jai buvo 17, ištrėmė į Sibirą. Ir aš galvoju, jeigu jinai surado tenais priežasčių, stiprybės, pasiryžimo, pabaigti mokyklą, kalba, kurios nemokėjo, įstoti į profesiją, kurios nenorėjo, ją pabaigti, sugrįžti į Lietuvą, sukurti sėkmingą karjerą. Jeigu mano mamos senelis, kurį iš pradžių vokiečiai, o po to rusai išvežė, atrado priežasčių toliau gyventi, tai aš jiems esu tą skolinga. Aš esu jiems skolinga tai, kad aš gerbdama jų atmintį, gerbdama jų pasiryžimą, jų drąsą, jų išgyvenimą, kad ir kaip man viskas atrodytų beviltiškai, aš esu tą jiems skolinga. Ir todėl, kitas dalykas yra, kad mes nežinom, mes negalime sukontroliuoti to, kas bus. Bet mes turim šiandien, aš turiu savo studentus šiandien, aš turiu Facebooko įrašą, kurį noriu parašyti šiandien, aš galiu kažką tai padaryti dėl kito šiandien ir šiandien tai yra svarbu. Ir to užtenka. Kas bus rytoj, tai mes, rytojus yra iliuzija, mes jo neturim. Neturim rytojus daugiau negu kad turim vakar dieną. Tai šiandien. Dėkui, Gražina. Paulius norėjo dar replikuoti. Tai kadangi jau apie Camus Marą pakalbėjom, tai galim pakalbėti apie kitą jo kūrinį
Sizifo mitas, kur man iš tikrųjų, man asmeniškai, aš ne šiaip jį prisimenu, nes man asmeniškai tai čia tokia iš dalies gal gyvenimo filosofija, tai yra, vat, kuri tokiam būviui labai ir tinka, ar ne, apie tokią absurdo žmogaus poziciją, kad yra dalykų, kurių aš negaliu pakeisti, bet tai nereiškia, kad pastanga neprasminga. Ir kaip jisai ir sako, vienintelė galima pozicija yra maištas. Tai vat, man tas labai, labai tinka, ta prasme, ir tokiais, ir tiesiog asmeninio gyvenimo sunkiausiais momentais, kai jauti, kad atrodo, čia beviltiška, blogai, bet ką aš galiu daryti, tai nebent maištauti, gal kažkas iš to išeis, kartais išeina. Tai vat, ta tokia, nežinau, man atrodo, tokiu laiku gera pozicija, man taip atrodo. Bet Lyčia, kaip tu jauties, kaip pradedant savo akademinį kelią šitam fone visiškai neaiškios ateities? Taip. Aš norėjau pradėti sakydama, kad aš irgi turbūt esu melancholikų pusiai ir ypač turint omeny, kad aš savo studijas pradėjau tik tais prieš 1 metus ir tie pirmi metai yra tokie, kad tavo darbas iš tikrųjų yra skaityti ir kalbėti su savo bendramoksliais, su savo kolegomis, kas tokioj izoliuotoj aplinkoj, tikrai Oksfordas kartais kaip atskiras pasaulis su savom taisyklėm, tai tikrai, kad gali truputį absurdiškai jaustis. Tai čia viena tema, o kita, tas absurdas ir jo pojūtis kasdienoj, tai turbūt mano atsakymas irgi yra apie tam tikrą maištą, bet kažkokius tai mini kasdienius maištus, kurie gali būti tiesiog būti maloniai su kitu žmogum, kai gal norėtųsi būti nemaloniai ir visokiai kitokiai. Tai vat, aš irgi visada pagalvoju, ką aš turiu šalia savęs, tai turiu žmonės, savo artimuosius, savo draugus ir kažkaip turiu pasistengti būti geriausia šitoj sferoj, nes temperatūros pati nenumušiu, net jeigu ir pasirinksiu, nežinau, nevalgyti mėsos ir visur važinėti dviračiu, tai bus prasminga, bet tai yra individualūs veiksmai, reikia kažkokių kolektyvinių. Tai vat. Kaip nevalgantis mėsos ir važinėjantis dviračiu. Aš lygiai taip pat sudėję. Prieš perinant prie klausytojų dalies mūsų įraše, aš noriu paprašyti jūsų, jeigu esate su Nara podcastu, jeigu klausote mūsų, prisijungite prie mūsų Contribui platformos. Ten mes renkame finansinę paramą podcastui ir taip pat šis jūsų prisidėjimas atneša savus pliusus. Pavyzdžiui, kiekvieną prisijungusį narį mes pakviečiame į uždarą Facebook'o grupę ir taip pat norime daugiau rengti tokių renginių, koks buvo Banguoja ribose, tai yra, kur mes gyvai susitinkame ir kalbamės ir palaikom betarpišką ryšį. Adresas tai padaryti yra contribui.com/nara. Dar kartą contribui.com/nara. Ačiū visiems tai padariusiems, o dabar grįžtame į įrašą. Noriu atvert mikrofoną žmonėms čia susirinkusiems. Iš to, ką jūs girdėjot, kas jums rezonuoja, kas yra, ko mes nematom, noriu išgirsti jūs, kaip šituo laiku laikotės ir judat į priekį. Norėčiau, kad tiesiog, išgirsti jūs ir jeigu galėtumėt pradžioje prisistatyti, būtų labai gerai. Kas norėtų pradėti? Sveiki visi. Labai pradėjau širdis kalatotis. Tai būna prieš viešo kalbėjimo sesijas. Tai mano vardas Juta. Noriu kažkaip kalbėti, nes jaučiu, kad esu ypatingoj padėty, nes jeigu viskas pagal planą, kitą mėnesį į pasaulį paleisiu žmogų, dar vieną vartotoją, kuris paleis dar daugiau CO2 į pasaulį ir matys tuos gaisrus ir paskęs ir nežinia, ar turės vandens ir tikrai apie visą tai galvoju ir kai einu mieste ir matau, kad žmonės labai nevalingai žiūri į mano pilvą, kas yra normalu, aš irgi dažniau jį žiūriu negu į savo veidą pastaruoju metu.
aš galvoju, gal jie žiūri mane ir galvoja, vargšė, jie gal nežino, koks tas pasaulis, kodėl jie nusprendė susilaukti vaikų ir tapti mama, gal jie nežino apie karą, apie klimato kaitą, apie maisto trūkumą ir taip toliau. Ir dar viena tokia keista būsena mane apėmė, kai prasidėjo karas Ukrainoje. Aš turiu namuose tokį labai optimalaus dydžio krepšį, kurį šeimoje mes paskyrėm ir tai tapo mūsų šeimos evakuaciniu tuo krepšiu su maisto produktais, vandeniu, vaistais, dokumentais taip toliau. Ir šiandien tas krepšys irgi yra mano namuose, tik jis jau yra krepšys, su kuriuo aš važiuosiu gimdyti. Ir kai aš maistą, vaistus ir visą tą evakuacinę įrangą pakeičiau sauskelnėm ir ten visais tais, žodžiu, naujagimio dalykais, aš irgi galvojau, kas man atsitiko, kas šis tom smegenim, ar aš suvokiu tą pasaulį, kuriame dabar esu. Kita vertus, mane iš tikrųjų labai gelbėjo pasikeitęs hormoninis fonas, nes aš jaučiuosi kaip niekada rami ir labai atsipalaidavus ir man atrodo, kad pasaulis nuostabus, bet aišku, kitą mėnesį ko gero visą tai pasikeis. Bet kad mes jau vardinam knygas, kurias esam skaitę, tai iš tikrųjų man raktas į tą, nes aš apie visą tai galvoju, čia pastaruojus 8 mėnesius, pasaulis tokia baisi kraupi vieta, ar aš noriu čia auginti vaikus, Jėzų Marija, lala. Ir atsiverčiau, kažkodėl kažkoks noras atsirado skaityti Kobo Abės Moteris mėlynose, šiaip tai nėra knyga kažkaip apie ten nesaugumą, nors aišku galima pritemti visaip. Ir ten aš perskaičiau frazę, kuri iš esmės man atrakino visą šitą situaciją. Tiksliai nepacituosiu, bet jos esmė yra tokia, kad kai pasaulis atrodo labai beprasmiškas, nenuspėjamas, kažkoks chaotiškas ir tu va, kaip su tuo smėliu kovoji ir nieko negali padaryti, tavo kompasas, jo centras tampa namai. Tampa tavo labai labai maža ta visata, kas yra tavo šeima iš esmės. Ir man tai tapo atsakymu, kad ko gero šitam baisiam chaose, dar ko gero svarbu paminėti, kad aš dirbau irgi labai ilgai žurnalistinį darbą ir visą laiką buvau naujienų sraute, tai to chaoso nenormaliai daug galvoji, kiek tu daug žinai apie viską ir kiek daug seki. Iš tikrųjų, vienintelis ramybės kažkoks uostas tampa šeima, tampa tėvai, kažkokie artimiausi draugai. Ir tai, kad tu nusprendi tą ratą plėsti, į jį investuoti, ko gero tai tampa priežastim matyti pasaulį gal šiek tiek kaip saugesnė vieta, negu jin yra iš tikrųjų. Ir kitas dalykas, jau susijęs su profesinė veikla, tai niekada negalvojau, kad tai pasakysiu, nes iš tikrųjų žurnalistika yra tokia sritis, kuri labai įtraukia, tu tampi labai įdomus pašnekovas, visada turi ką pasakyti ir vat Karolino, ko tu pradėjai, ar ne, kad čia sieki, ką sako prezidentai, kas čia vyksta ir sunku, ko gero mums visiems nematyti to, kas vyksta Havajuose, Graikijoje, dar kažkur. Bet dabar, pradirbus ilgai žurnalistinį darbą, prasidėjus ant naujienų srauto taip ilgai, ir dabar, kai esu šiek tiek atsitraukus dėl fiziologinių priežasčių, man tiesiog pasidarė labai aišku, kad žmogui nereikia žinoti tiek daug. Nes žinoti tiek, mes niekada neturėjom galimybę žinoti tiek daug ir dabar, aišku, išprusimas, kažkoks awareness apie tai, kas vyksta, kaip ir negali būti ignoruoto, kas vyksta pasaulyje, bet tai daro didžiulę žalą psichiniai sveikatai ir iš tikrųjų sėdėti tam naujienų sraute visą laiką. Nežinau, gal aš tiesiog labai jautrus žmogus, bet tai yra mūsų sąmoningas pasirinkimas ir tai yra lengviausia, ką mes galim padaryti, iš tikrųjų nebeskaityti naujienų. Nes jeigu būtų kažkas tikrai labai svarbaus, mes tikriausiai tą sužinotume ir be LRT 15, Delfi ir L-ryto. Tai tiesiog susikoncentruoti savo mažą gyvenimą mažoj šeiminėliai ir šiek tiek atsiriboti nuo naujienų, manau, yra tie dalykai, kurie gelbėja. Tai štai, ačiū Jums, kad išklausėte. Dėkui, Juta. Pagalvokit, kas norėtų, aš prisiminiau, kaip Gražina, mes kai buvom su tavim susitikę privačiai, tu paminėjai vieną smagą frazę į šitą kontekstą, kai Juta kalbėjo. Ar tu žinai, apie ką aš kalbu, ar ne? My desire. Gali tą pasakyti mikrofoną? Jo, man atrodo, kad aš tą frazę atsimenu, ar ne, kad mano noras būti informuotai yra radikaliai priešingas mano norui išlaikyti sveiką protą.
Kas norėtų tęsti pokalbį? Dabar aš jaudinsiuos. Bet puiku. Taip, tai dėkui, labai taip daug minčių iš tikrųjų kyla. Galime prisistatyti pradžią? Taip. Tai aš Vainius, nėra klausytojas ilgametis. Tai va, man kelios, beklausančiai daug refleksijų kilo, bet pasidalinsiu gal keliom tik tai. Tai viena yra tokios konfliktiškos dvi mintys, kad lyg ir mes kartais mėgstam sakyti, kad gyvenam aukso amžiuje tam tikram ir vos ne geriausiais laikais. Taip niekad nėra dar buvę, bet tuo pačiu ir kalbam apie tas tokias nuojautas ir nesaugumo ir atrodo lyg artėjančių daug baugių dalykų. Ir aš nesu tikras, kur aš tarp šitų dviejų minčių esu. Aš gal save, čia žmonės prie melancholikų labiau, aš visada gal šiek tiek labiau prie optimistų priskirdavau. Ir iš tokios, kaip iš perspektyvos bandau žiūrėti, tai man kažkaip neramiau dėl savo tėvų gal net dažnai negu dėl mūsų kartos. Nes atrodo, kad mes jau užaugę su ta mintim, kad viskas keisis ir nėra to kažkokio stabilumo ir turim išmokti adaptuotis, išmokti, kad tas nepastovumas yra pastovus, o žiūrint į tėvus atrodo, kad jie tokiam paralyžiuje kartais yra, kad vos ne dalykai keičiasi, jie ten 30 metų vienam darbe dirbo, bet dabar jie reikia kažką keisti, tai ten jau didžiulis stresas, ten gal kalbų netaip moka. Tai jo, aš iš šitos pusės jaučiuosi toks netgi santykinai saugus. Ir gal saugia, ir aš nežinau, kaip senelių karta gal jautėsi, bet tokį, vat, aš gal vis tik manau, kad gal ir arčiau to jausmo esu, kad tai yra to tokio, mes esam gal saugesni negu visos tos kartos buvusios iki mūsų. Tai čia viena mintis, o kita yra, apart saugumo, man gal vienas iš tokių emocijų ir minčių, kuri kyla, yra, kad didelis momentas yra kažkokio teisingumo ir neteisingumo. Tai vat... Norite išplėsti? Kažkaip jautru. Aha, viskas okei. Tiesiog jo, karas atrodo ne tik, kad nesaugumą sukuria, bet kažkokį tokį labai tamsų matymą, koks blogis gali egzistuoti ir jis, nežinau, kažkokį... Aš jaučiu, kad saugumas ir nesaugumas pilnai neapriepia to jausmo ir yra kažkas daugiau. Taip. Dėkui, Vainiau. Pauliau, norėsi reaguoti? Aš apie tą, aš kai jau į čia galvojau, kad visą laiką yra tokia kebli palyginimo tema, vat, ten mes dažnai tokį kokią nors ten tyrimą turim, ten Suomiai laimingiausi, ten lietuviai nelaimingiausi, ar ten atvirkščiai. Ir visi tie palyginimai labai riboti dėl to, kad nuo žodžio priklauso, ką ten suomiškai ta laimė reiškia, ką ten lietuviškai ir ten ką čia mes lyginam, sunku suprast. Ir tie laikmečių, vat, man labai taip užvedė ant tos minties, aš prisiminiau, kai jūs kalbėjot, kad kai aš skaičiau tokią psichoterapeuto, egzistencialisto Rollo May knygą The Meaning of Anxiety. Ir aš tą skaitau knygą, 20-ojo amžiaus vidury parašyta. Ir jis ten argumentuoja, dėl ko tuo metu tai yra nerimo amžius, kad niekada iki šiol tiek nerimo nebuvo. Ir aš tai galvoju, kaip ir labai įtikinamai jisai rašo, kita vertus jisai negyveno nei 19, nei 18 amžiui. Ir dabar, jeigu aš taip paskaityčiau turbūt tos argumentus, dėl ko čia to nerimo tiek daug dabar, tai čia, sakytume, 21 amžius yra nerimo amžius, o ne 20. Bet man tie visi palyginimai, ar čia blogiausias laikas, ar geriausias, tokie labai riboti atrodo. Ir nežinau, ką daugiau apie tai pasakyti. Manau, Vainis užgrebė labai gerą momentą dėl pokyčių, kurias išgyveno tėvų karta. Aš atsimenu, kai ėmėm interviu iš
Irenos Vysaitės, jis sakė, kad jai pinigai iš esmės nieko nereiškia, nes jis tiek išgyveno tų pinigų netekimo vertės, nuo rublio iki ten vagnorkių, iki lito, iki euro. Tarsi, kad ir skirtingos sistemos, vien perėjimas iš Sovietų Sąjungos į nepriklausomą Lietuvą yra turbūt mūsų kartai nesuvokiamas dalykas. Tai dėl to, pavyzdžiui, net šitą diskusiją ruoždamas, visą laiką dalis mano galvos yra toks, ar aš tiesiog kažkoks privilegijuotas šiknius, kuris nesugeba net su šitiem mažom problemėlėm palyginti, susitvarkyti, bet tada kita vertus kiekvienai kartai yra savi reikalai. Tai Gražina norės reaguoti. Aš iš tikrųjų klausydama Vainiaus ir klausydama tavęs, Karoli, mąsčiau apie tai, kad gerai, sakykime, grįžtam atgal, kurį dešimtmetį mes pasirinktume. Kuris dešimtmetis iš tikrųjų buvo lengvesnis. Galbūt yra dešimtmetis, kurį mes galėtume tapatinti su savo vaikystė arba su savo paauglystė, kai mums gyvenimas atrodė paprastesnis, laimingesnis ir taip toliau. Bet iš tikrųjų, globaliai žiūrint, paimkim vien 20 amžių, mes galėtume į dešimtmečiais, mes galėtume į penkmečiais suraikyti. Niekada nebuvo to, sakykime, saugumo kažkokio, tai niekada nebuvo užtikrintumo. Galbūt buvo momentai tam tikroms grupėms, kurios dabar jaučia nostalgiją. Sakykime, galbūt kažkas tai prisimena 50-uosius ar ne Amerikoje po Antro pasaulinio karo, kai išgyveno pakilimą, galbūt kažkas atsimena 80-uosius ar 70-uosius iki naftos krizės. Bet tai yra tam tikrom grupėm. Jeigu mes pasižiūrėtume į mažiausiai privilegijuotųjų grupių patirtį, niekada nebuvo užtikrintumo, niekada nebuvo to jausmo, kad viskas bus gerai, rytojus yra garantuotas, pasaulis eina vis geryn ir geryn. O jeigu atsirasdavo tokios užuominos, jos labai greitai sistemiškai, politiškai būdavo sutrypiamos. Ir iš tikrųjų, mes, kaip tu sakai, ar ne, gyvename su savo našta, mes gyvename su savo dešimtmečių nerimu, mes gyvename su savo dešimtmečių užduotimis. Tai jo, galbūt ir geriausi ir blogiausi dešimtmečiai, kuriuos mes gyvename vienu metu. Dėkui, Gražina. Kas norėtų tęsti? Taip, vienas. Margarita, ištikima Nara klausytoja. Tai labai trumpa tik tai mintis, nenoriu ilgai vynioti, bet man kas labiausiai šitoj diskusijoje įstrigo netikėtai, tai kad buvo iš tos nerimo temos išvyniota prasmės paieškų tema, ar ne? Kad prasmė, kai jeigu tu ją randi šitoj sunkioje situacijoje, kada nerimas kamuoja, kada kažkokios mintis kyla, kam aš visą tai darau, jeigu pavyksta savo rasti motyvacijos ir atsakymo, kaip ten, tarkim, Gražinai vienoks ateina, čia žmogus vaiko susilauks irgi susitelkia į savo asmeninius potyrius, tai tada ta prasmė, jinai tampa kaip priešnuodis nuo nerimo, ar ne, kad tai yra kaip receptas, jeigu pavyksta atsiriboti nuo tų minčių, kaip čia išspręsti globalias pasaulio problemas, nes tu vienas vis tiek jų neišspręsi, ar ne? Tai jeigu mes susitelkiam į kažką mažo ir surandam prasmę ir atsakymą, tai tada pavyksta nerimą įveikti. Tai tiesiog nežinau, ką to noriu pasakyti, bet sakau, kad man įstrigo šitas palyginimas ir šitos mintis. Dėkui. Dar kažkas? Aha, reakcijas, taip. Tiesiog tokią mintį užvedėt, nes aš dirbu ir su keliais žmonėm iš Ukrainos, ir kurie gyvena Ukrainoje šiuo metu, ne Lietuvoje, Ukrainoje. Ir viena moteris tokia, labai, bet apie tai, man atrodo, sako, iki tol, kol prasidėjo karas, aš gyvenau labai gerą gyvenimą. Jisai buvo labai komfortiškas, aš gerai finansiškai prasmingas, man patinkantis darbas, nusistovėjusi rutina, aš tiesiog, taip, kaip aš norėjau gyventi, tik tais tiek, kad aš pradėjau jausti, kad kažkaip, kažkokia čia rutina, kažko čia trūksta. Ir, sako, kai prasidėjo karas, visa tai sugriuvo, aš nebeturiu namų, nebeturiu užtikrinto pragyvenimo, bet kažkoks toks gyvybės jausmas, jisai pasidarė žymiai stipresnis ir tikrai jos
atvirumas tam gyvenimui, nežinau, ryšiam su kitais žmonėm, kažkokiem žingsniam labai svarbiem joms gyvenime tikrai labai padidėjo. Tas nepalengvino to gyvenimo nei trupučio, nekalbant apie tą grėsmę, tiesiog fizišką, kad ten Kijeve tiesiog vyksta apšaudimai, nuo kurių tu turi slėptis ir panašiai, bet ir pats tas didesnis atvirumas gyvenimui, jisai tas emocinės supuoklės žymiai ryškesnės padarė. Ta prasme, kartais yra gerai, bet kartais yra labai sunku ir labai blogai. Tai man atrodo, va, tas nerimas iš tikrųjų turi ir kitą pusę, kad kai mes realiau pamatom, koks yra gyvenimas, kad jis yra baigtinis, kad prasmės klausimai nėra savaime suprantami, kad nieks negali pasakyti, kaip teisingai gyventi, tai yra tavo vienokie ar kitokie pasirinkimai. Man atrodo, mes tada taip ryškiau ir aiškiau pamatom, apie ką jis apskritai yra, nes kartais gali paskesti kažkokiam tam kažkokiuose neesminiuose labai dalykuose, toj kasdienybėj. Tai jis tikrai nėra vien neigiamas, ta prasme. Dėkui, Beatričė. Taip, čia tiktų pridėti istoriją iš savo interviu, kurią ką tik prisiminiau. Tai dariau interviu su viena moterim Lietuve, kuri buvo priėmusi pas save vyresnio amžiaus ukrainietį ir jos vis dar gyvena kartu. Tai ukrainietį virš 80 berods metų ir tas jų gyvenimas kartu kaip ir neturi jokio, nežinau, deadline'o numatyto. Ir pirmiausia, aš kalbėjau su ta lietuvė, kuri pas ją priėmė, vėliau tą močiutę ukrainietį išėjo savo kambarį ir pradėjau savo istoriją pasakot. Ir jinai truputį kitais žodžiais, bet labai panašų dalyką pasakė, man tai yra patys blogiausi iš laikų, bet kažkuria prasme ir geri laikai. Patys blogiausi dėl akivaizdžių priežasčių, dėl to, kad jinai paliko savo namus ir prarado labai savo ankstesnį gyvenimą, bet kažkuria net keista, taip sakyti, prasme geriausia. Jinai pradėjo pasakoti, kaip jinai pirmą kartą šventė gimtadienį Vilniui po nežinia kiek metų, nes praktiškai visą savo gyvenimą praleido daugiausiai rūpindamasi savo vaikais, dirbdama, būdama vieniša mama ir koks geriausių laikų įprasminimas buvo gimtadienio vakarienė televizijos bokšte. Tai va. Iš tikrųjų, klausydama refleksijų tiek tų, kurie kalbėjo iš auditorijos, tiek Pauliaus ir Beatričės, aš galbūt tokį atsiremsiu į savo, taip sakant, sritį religijotyros ar ne. Ir vienas iš dalykų, kurį pastebi daugelis sociologų, ypatingai kurie žiūri į kažkokius tai ar net dvasingumo dalykus, labai plačiai apibrėžtus, yra, kad žmogus atranda, patiria prasme tada, kai jisai tampa kažko tai didesnio už save dalimi. Tai nebūtinai turi būti susijęs su anapusybė, bet tiesiog tas yra tai, kas yra vadinama transcendentiniu pojūčiu, kai aš peržengiu savo paties ribas, ar ne, ir tampu savo šeimos kažkokios tai šeimos tikslo dalimi, visuomenės tikslo dalimi, kažkokios tai grupės tikslo dalimi, ir aš turiu kažkokią tai viziją, kuri yra didesnė už mane, kuri galbūt peržengia mano gyvenimo ribas, ar ne, ir tada mes klausim, ar ne, kaip žmonės, sakykime, gali pasiaukoti dėl kažko tai ir padėti savo gyvybę, ar ne, kaip žmonės gali padaryti tam tikrus dalykus. Ir man atrodo, kad iš tikrųjų apie tai, ką mes kalbame, ar ne, tai yra, kaip mes peržengiame per save nesaugumo akimirkomis, nesaugiais laikais, su tuo egzistencinio nesaugumu ir kur mes atsiremiame, ar ne? Ar mes priimame ukrainiečius galbūt pas save į namus, ar mes galbūt, gerai, sakykime, galbūt mes negalim išsaugoti visų medžių, bet mes galim išsaugoti šitą medį ir mes susirenkam kartu prie jo, ar ne? Ar kažką tai, ką mes darome kartu, vardan tikslo didesnio už save pačius. Tai galbūt irgi čia girdėjosi tų tokių aidų ir iš publikos pasisakymų. Šitą vietą man norisi paklausti, matau, su mumis yra Mantautas, scenos grupės atstovas, norisi išgirsti poziciją, kad kai kalbam apie pagalbą Ukrainai, jinai yra iš esmės nekvestionuojama ir tiesiog savaime suprantama. Ir tai yra ir žmonių
nuotaikose ir valstybės politikoje taip pat. Tuo tarpu, jeigu mes norim imti šituo laiku, kuriam dabar esam kažko, kas kitų žmonių matom kaip visuomenės kiršinimas, ką daro sienos grupė, yra pagalba žmonėms atvykstantiems per Baltarusijos sieną, kurie dalyje žmonių matomi kaip karo dalis. Ir pagalba jiem yra tarsi kažkokios divizijos visuomeniai gilinimas. Laiku, kada reikia būti vieningiam. Ir dalis jūsų žmonių turbūt tikrai yra matomi kaip kažkokie visuomenės priešai. Ir turbūt yra kažkokių momentų, kada mes nesijaučiam, kad einam su ta, kas vadinama, party line, tokia dabartinio vieningumo, kuris nustatomas net neaišku ko. Tai vat, kaip su tuo, kaip būti šituo laiku disidentų tam tikrą prasme. Ir man tai žinau, kad dabar, taip sakant, padėjau tave ant viešumos, bet norisi išgirsti. Ne, viskas gerai, malonus tupimas, nes aš kaip tik kėliau ranką, tai gal tu nespėjai pamatyti. Taip, tai aš Mantautas ir Naros klausytojas ir tuo pačiu pašnekovas būtent su humanitarinės pagalbos organizacija Sienos grupė, netaip senai šiemet. Bet aš norėjau iš kitos pusės pradėti. Man atrodo, kad baimė ir nerimas labai vienyje žmonės. Ir netgi mačiau kažkur apklausą, ten buvo klausimas, ko jūs labiausiai bijot arba dėl ko labiausiai nerimaujat. Ir vakarų Europoje atsakymas dažniausiai būdavo arba klimato kaita, arba ekonomika. Ir berods tik pas mus ir gal dar Lenkijoje karas Ukrainoje. Ir man atrodo, kad čia paradoksaliai, bet mes galbūt, kad atitolom nuo vakarų Europos per tas baimės, nes tos baimės, kurios vienyje juos, ne vienyje mūsų su jais. Ir tai aš matau kaip tam tikrą pavojų, jeigu mes savo naratyvais, tuo, ko mes gyvenam, tolstam nuo vakarų Europos. Kas yra vakarų Europa? Tai yra liberali demokratija, teisės viršenybė ir taip toliau. Ir šitoj vietoje, man atrodo, kad mes Sienos grupė jaučiamės šiek tiek atskirti nuo kaip sakai, partinės linijos ar pagrindinės linijos Lietuvoje, kuomet mes, arba aš asmeniškai jaučiu, kad kartais yra jausmas, kad Lietuvoje reikia save cenzuruoti. Nieko blogo neatsitiks, bet ta cenzūra yra labiau vidinė. Ir tai yra mano baimė, kad mes būdami pirmose eilėse kovoje prieš autoritarizmą, patys autoritarėjom. Mes turime patys kaip visuomenė, arba tampam labiau tolerantiški autoritarėjimui, cenzūrai, tokiem dalykam. Taip, tai gal toks trumpas mano. Dėkui, man tai yra norinčių reaguoti? Taip. Net nežinau, kiek sureaguoti, bet labai norėjau pasidalinti. Ačiū už pokalbį, vykstantį ir erdvę, kur galima kažką pasakyti. Tai labai norėjau pasakyti apie tą nesaugumo jausmą, kuris gal kyla ne tik, bet jau mano viduje, vien iš įvykių ar kažkokių temų, bet kartu iš pykčio, didžiulio pykčio jausmo įvairiausiam kryptim ir galbūt ir Sienos grupės tos turėtų sakyti esančių pykčių ir kartu tas pyktis kyla, pavyzdžiui, ir karo Ukrainoje klausimais, kai atrodo aiškios yra pusės ir aišku, kur reikia stovėti, bet esantis toks didelis noras, kad kažkas mirtų, kad kažko mirtų daugiau, kad kažkam linkėti didesnių sunkumų ar kažkaip toks esantis pyktis yra kažkaip, man atrodo, daug nesaugumo kelintis ir sunkiai pakeliamas kaip dalykas, jeigu nori, pavyzdžiui, būti geresnis kiekvieną dieną, jeigu nori būti kažko šeimoje ir kažkaip sustarti. Tai va tas kylantis pyktis ir nesutarimuose dėl to, kad meilė gali būti skirtinga ir įvairi, kad yra kažkoks šeimos vienetas ir iš to kyla didžiulis pyktis. Tai va norėjau tik išskirti ir tą faktorių, kaip atrodo, esantį svarbu. Nežinau, ar toliau kažkur veda, bet tai tiek. Žinoma, dėkui. Ir dar tavo vardą noris išgirsti. Emilija. Dėkui, Emilija. Yra norinčių reaguoti? Nes gal neatidžiai sekiau apie tą mūsų kaip visuomenės autoritariškėjimą, ne? Kad mes lyg ir labiau linkę save cenzuruoti. Gal aš tiesiog norėčiau, kad išplėstumėt šiek tiek tą mintį, kur jums atrodo, kad mes tą darom. Tai galiu duoti pavyzdį iš Sienos grupės. Tai, sakykime, mes pradėjom tiesiog teikdami humanitarinę pagalbą ir komunikuodami apie tai. Ir netrukus, galbūt porą mėnesių nuo mūsų veiklos pradžios, prieš mus buvo viešai per radiją paskelbtas ikiteisminis tyrimas dėl žmonių gabenimo. Ar ne? Ir tai yra labai
netradicinė taktika, nes paprastai ikiteisminis tyrimas yra pranešamas patiems žmonėms, o ne paskelbimas per radiją. Tai buvo tam tikra, tokie dalykai Lietuvoje nevyko, bent iki šiol, kad prie žmonės, kurie užsiema žmogaus teisų gynimu, yra iš vidaus reikalų ministerijos toks įtar bauginimas, gazdinimas. Tai aš kalbu apie tokius dalykus ir aš kartais galvoju, kad, pavyzdžiui, dabar skūstis ekonominė padėtimi Lietuvoje nėra madinga, nėra įprasta, nors aš manyčiau, kad ekonominė padėtis sunkėja, nes tai gali būti suprasta kaip pasisakymas prieš sankcijas Rusijai ir panašiai. Ir man atrodo, kad gal tai aš jaučiu ant savęs, kad aš jaučiu, kad jeigu aš sakyčiau, kad vyriausybė priima ne visai gerus sprendimus, tai gali būti supratimas kaip oponavimas absoliučiai visai vyriausybės politikai. Tai galbūt aš dalinuosi vidiniu jausmu, kad yra kai kurių dalykų, kuriuos sakydamas aš bijau, kad jie bus suprasti kaip kažkokios simpatijos Rusijai ar panašiai. Ar abejojimas dėl Lietuvos krypties Ukrainos klausimų, nors tie klausimai yra nesusiję. Gražina, mes, kai kalbėjomės prieš tą susitikimą, tu minėjai, kad Londone yra didžiulis kalbėjimas apie infliaciją kaip pagrindinė tema ir tave nustebino, kad Lietuvoje infliacija gruodį siekia netgi 20%, šiuo metu, kaip minėjau, siekia apie 10%, jinai mažėja, bet vis dar yra didelė, bet kad tai tarsi nėra tema ir galima suprasti, kad tai, nėra pagrindinė tema, bet galbūt yra ir to, ką Mantautas sakė, kad galima sakyti, kad jeigu tu kritikuoji savo ekonominį sunkumą, kad tu nesi dėkingas už tai, ką turi, nes nėra taip, kad tavo namai yra šiuo metu bombarduojami. Bet tai tarsi paralyžuoja patį pokalbį. Mačiau, kad keli ranką, nežinau, nori tai referuoti ar kažką kitą. Aš galbūt prieisiu prie to, kad tu sakai šiek tiek per aplinkai, bet aš labai noriu paliesti Mantauto pasisakymą ir Jutos klausimą, nes man atrodo, kad mes čia užkabinam šį bei tą labai svarbaus. Labai norėčiau, kad čia su mumis būtų ar tarptautinių santykių, ar politikos mokslo atstovai, kurie galėtų tą galbūt šiek tiek profesionaliau pakomentuoti, bet vienas iš dalykų, ką mes matome, kai yra šalyje paskelbiama nepaprastoji padėtis, esant dideliam nacionaliniam nesaugumui, taip tokį, kokį mes turime šiandieną, yra tai, kad yra leidžiama ir pateisinama vis daugiau priemonių, kurios įprastu metu yra neleidžiamos ir nepateisinamos, yra suteikiama daugiau galių įvairioms valstybės tarnyboms, prezidentui, Seimui ir taip toliau. Tai yra viena vertus natūralu, todėl kad reikia priimti sprendimus, kuriems įprasti ilgi procesai netinka. Tačiau kitas labai svarbus klausimas yra, kiek visuomenė priima tuos, sakykime, sprendimus suteikti nepaprastasias galias ir iki kokios ribos galima tas priemonės naudoti, visuomenė jų nekvestionuojant. Ir kas tuo metu yra normalizuojama. Tai, sakykime, aš norėčiau atsiremti tai, ką sakė Mantautas, ar ne, kiek mes galime normalizuoti žmonių, kurie yra įvardami kaip Lukašenkos kulkos, ar ne, iš tikrųjų kankinimą. Ir kiek, sakykime, mes tada galime matyti kritiką kaip šitokiams priemonėms kaip išdavystę. Ar ne, kaip yra formuojamas viešasis diskursas, kai yra paskelbama nepaprastoji padėtis ir kokios yra to ilgalaikės pasekmės. Kitas momentas yra tai, kad mes patys kaip ir nereaguojame nesaugumo sąlygomis, ir čia galbūt Paulius galėtų irgi taip pat daugiau apie tai pasakyti, bet kai mes jaučiamės nesaugus, mes imame braižyti liniją, savas svetimas. Ir tas ratas, kas yra savas, jisai tampa vis tampresnis ir tampresnis. Ir tada yra klausimas, kam galima suteikti svetingumą, ką galima priimti į tą ratą, kas yra savas ir kas yra išstumiami iš to rato, kas yra matomi kaip priešai, kurie galbūt kitomis sąlygomis būtų galbūt matomi, sakykime, kaip įtartini, bet nebūtinai priešai. Taip pat kaip politikai, visuomenės veikėjai atsiremia į mumise glūdinčias išankstinės nuostatas tam tikrų grupių klausimų, sakykime, žmonių atvykstančių iš musulmoniškos daugumos šalių ir kaip jomis yra pasinaudojama, jos yra aktyvuojamos, išnaudojamos viešajame diskurse, kurstant baimės, pateisinant tam tikras priemonės ir taip toliau. Tai aš galbūt čia matyčiau tos tokius autoritorėjimo bruožus,
kuriuos galbūt mes turėtume kvestionuoti ir turėti daugiau pokalbio visuomenėje, ką mes galime pateisinti, kas yra reikalinga ir kas yra perteklinis jėgos panaudojimas. Jo, mes daug kalbėjome apie tai, ką nesaugumas daro individui, bet ką jis daro visuomeniai, čia yra irgi svarbus klausimas, nežinau, Pauliau, kiek tai tavo sritis, visuomenės psichologija, bet norėtųsi irgi išgirsti komentarą. Vienas iš tų dalykų, man atrodo, jisai kaip ir akivaizdus yra, kad vis tiek juk kartais kokios nors suinteresuotos grupės nesistengia nuraminti žmonių, kad žinokit, viskas gerai. Kaip tik sukelti daugiau nerimo ir nesaugumo, kad yra grėsmės. Ir mes kalbam čia ir apie realias grėsmės, bet kai kurios grėsmės gali būti kurstomos. Tai čia daug pavyzdžių nereikia ieškoti, tos pačios pabėgėlių keliamos grėsmės ar LGBT žmonių keliamos grėsmės, kokios tik nori. Tai ir jos turi savo funkciją mobilizuoti ne už kažką, bet mobilizuoti prieš kažką. Ir mobilizuoti prieš kažką yra žymiai paprasčiau negu už kažką mobilizuoti. Ir pateisinti ir tam tikrus suvaržymus ir panašiai. Ir dar viena mintis, tai aš nežinau, kiek pavyks suformuluoti, bet man apie tą svarbus tas klausimas, apie ką galima kalbėti ir apie ką negalima kalbėti. Tarsi, ką Mantautas sakė, kad jeigu kalbėsiu, kad yra ekonominiai sunkumai, jau reiškia čia kažkoks nelojalumas, ar ką mes lauke šnekėjom, kad jeigu priima žmonės pabėgėlius iš Ukrainos, tai sakyti, kad šiaip tai ten ir problemų kyla, ir ten kažkas smurtauja, kažkas girtuokliauja, kažkas iš viso tą karą galbūt kitaip mato ir panašiai, irgi liktai nepadoro. Kelti klausimus ten apie kokius nors visuomenės suvaržymus, pavyzdžiui, ten ir COVID tuo laiku, irgi toks labai polarizuojantis ir marginalizuojantis klausimas. Jeigu tu ten kažkuo abejoji, tai ką, tu gal ir antivakseris iš karto esi. Tai tas galėjimas kalbėti ir apie nepatogius dalykus nepriimtinus, jisai iš tikrųjų, man atrodo, didelė vertybė ir gali būti prarandama tokiu nesaugumo laiku, kad čia ne tas laikas dabar kalbėti apie kažkokius dalykus. Taip, bet jau 2 metai, ar ne? Ir kada tas laikas baigsis? Tai tas demokratijos išsaugojimas turbūt svarbi labai tema dabar. Aš pamenu su Deniu ir Indrė ir Karoliu Pilypu, kitų kolega, darėme panašų pokalbį, kai Ukrainoje buvo pilno karo metinės ir pagalvojau, kad mano žurnalistinė veikla dažnai yra pasikviesti žmonės ir bandyti susiprasti, kur mes visi esam. Tai iš dalies šiandien tai irgi darom. Galbūt iš asmeninės pusės galite pasidalinti, kaip jūs tęsat savo veiklą dėl neaiškios ateities. Ką jūs... kaip jūs to susigyvenat? Yra norinčiai pasidalinti? Aha. Gal ne visai klausimą atsakysiu, bet tiesiog gal nuo pirmų... Dar prisistatyti paprašysiu. Karolina, atsiprašau. Ar gal tiesiog nuo pirmų pokalbių minučių, aš kažkaip prisiminiau vieną tokį, kur tas nesaugumas, kur aš pati tiesiog atrodo visas dienas jaučiausi nesaugiai, nors tai turėjo kelti man saugumą. Tai kai buvo NATO suvažiavimas, aš gyvenu Kaune, tai nežinau iš tiesų, kas dėjasi tom dienom Vilniui, bet Kaune gyvenu tokiai aplink netoli ir buvo pakankamai daug skraidančių malūnsparnių kiekvieną dieną nuo 6 ryto. Ir buvo tas sekmadienis, kur atrodo pjauni žolę ir tiesiog matai, kaip jie skrenda ten palei visiškai medžius. Ir kaip ir supranti, kokia jų prasmė, bet tas vidinis, kylantis kažkoks, tu matai tuos karius, tu matai jų ginklus ir kažkaip atrodo, ar tikrai turėčiau jausti saugiai, nes man tai sukelia visiškai priešingus jausmus. Nes atsikeli ryte, nes jie praskrenda, apjauni žolę, jie skrenda, gamini valgyti, jie skrenda ir kažkaip visas tas įsijungia Instagramą, toks visuotinis džiaugsmas, bet viduje jautiesi nesaugi, nes visas karo kontekstas tiesiog tau sako, kad tai turėtų būti nesaugu. Dėkui. Aha, čia komentaras. Aš Marija irgi Naro klausytoja, visai pritariu išsakytom mintim, nes gyvenu Vilniuje ir per NATO suvažiavimo dienas visai netoli buvau Litexpo, tai irgi palėtė tie
sraigtasparniai ir panašiai, bet gal norėjau pasidalinti iš to, kad šiemet baigiau mokyklą ir pastaruoju metu buvo labai daug svarstymo apie tai, ką turėčiau veikti po mokyklos. Ir iš tiesų jau anksčiau, 8-9 klasėje, pradėjus gilintis į klimato krizės problemą ir kitas kylančias krizes, tai labai veikia tai, kaip aš galvojau, priimdama sprendimus, o prasidėjęs karas Ukrainoje iš viso dar labiau viską sumaišė ir buvo nelengva, bet nežinau, nepaisant to liko rytoj paskutinė diena ir išvyksiu studijuoti. Ir nežinau, neturiu kažkokio vieno atsakymo savo, bet man tas nesaugumas ar baigtis, kurią jaučiu, vis dėlto skatina gyventi toliau, ieškoti dalykų, ką galiu padaryti būdama čia ir įdomu, kaip tie suvokimai keisis ir gyvenant kitoje šalyje ir studijuojant. Ką nusprendai studijuoti? Socialinius mokslus Prancūzijoje. Sėkmės. Ačiū. Ir matau kolegų iš Žmogaus teisų centro. Man norisi išgirsti komentarą. Galbūt jau pladavai išeiti. Ne, šuo labai įdomis koleginis. Taip, duosiu jam pasivaikščioti. Iš dalies tai susijęs su, ir ką kalbėjo Mantautas ir Gražina, kad galbūt atrodo, kad šituo laiku tie klausimai, kuriuos ir mes esam, tai yra žurnalistika, kažkoks demokratijos toks sergėjimas. Ir ką jūs darot? Žmogaus teisų sergėjimas, ar ne? Ta watchdog funkcija, kad jinai tarsi traukiasi į antrą planą, nes yra tarsi svarbesnių dalykų. Bet kaip palaikyti tuos demokratinius mechanizmus šituo laiku? Pavyzdžiui, kaip jūs savo viduje organizacijos tos klausimus sprendžiat? Na, man čia... Irgi prisistatyti paprašysiu. Aš esu Paulina iš Lietuvos Žmogaus teisų centro ir man čia norisi atsigręžti į mano pačios veiklas. Nes Žmogaus teisų centre aš dirbu su švietimo veiklomis ir kas man padeda toliau veikti šitoje srityje, tai yra labai aiškus savo daržo suvokimas. Tai, ką mes kalbėjom apie tuos mažus dalykus, kurie galbūt nėra tokie maži. Mano pačios kovos su beprasmybė receptas yra tai, kad kiekvieną rytą aš atsikeliu ir aš turiu pašerti šunį ir išeiti į lauką. Tai tiesiog turi įvykti. Mes turim vakare išeiti į lauką, ir vidudienį išeiti į lauką, nes aš žinau, kad jam manęs reikia. Tai tas galbūt reikalingumo jausmas, tas naudingumo jausmas yra geras priešnuodis beprasmybei. Ir man būtent dirbant Žmogaus teisų srityje, tai irgi yra vienas iš atsakymų raktų į tai, nes jeigu mes mąstysime didelėmis kategorijomis, mąstysime, kad mūsų rolė yra išgelbėti žmogaus teisų diskursą Lietuvoje, būti, nežinau, kažkaip įnešti ant savo pečių, tai tu tiesiog, man atrodo, paskęsi ganėtinai greitai, nes yra galybė veiksnių, kurie yra už mūsų jėgų ir nesinori to mesianizmo komplekso turėti, kad aš ateisiu ir viską išgelbėsiu. Ir man atrodo, tai yra vienas iš perdegimo tiek simptomų, tiek iš gerų receptų perdegimų, jausti, kad aš ateisiu ir išgelbėsiu. Ir būtent žiūrint į savo pačios veiklą, aš pagrinde veikiu su mokyklomis regionuose ir vedu workshopus, vedu paskaitas apie lyčių lygybės temas, apie smurto prevencijos temas ir apie žmogaus teisų temas. Ir man tas nuvykimas ir susitikimas su mokiniais ir jausmas, kad galbūt po tos valandos, po tų 2 valandų, po to 6 mėnesių projekto kažkas toje mokykloje bus geriau, kažkas jausis saugiau, kažkas, tas tiesiog, tas jausmas tos idėjos plis, man tai yra atsakymas, dėl ko aš keliuosi ir tada pašeriu šunį ir einu į ofisą. Tačiau jeigu aš atsikelčiau kiekvieną rytą ir aš sakyčiau, šiandien aš išgelbėsiu žmogaus teisės, tada aš neatsikelčiau iš lovos. Bet jeigu aš atsikeliu ir sakau, šiandien mes parašysime raštą, šiandien mes duosime interviu, šiandien aš nuvažiuosiu į Laukuvą ir pravesiu paskaitą, tada aš galiu judėti toliau. Po vieną žingsnį. One day at a time. Okay, paskutinė proga
kažkam dar pasakyti? Ok, tada grįžtu prie mūsų pašnekovų. Tiesiog norisi refleksijų iš to, ką išgirdot, galbūt kažkas jūs nustebino ir kažkokį receptą, kaip judėti į priekį, nes tie dalykai, kuriuos mes kalbėjom, karas Ukrainoje, ekonominiai neiškumai, klimato krizė, COVID'as, neaišku, kur pasislėpti, visą tai liks. Kaip mes judam į priekį to fone ir ką galbūt keičiam, lyginant su 2018 metais, 2019, kur mes turėtume savo fokusą kaip visuomenė dėti, kad išbūtėm šitą laiką. Gražina, noriu nuo tavęs pradėti. Aš galbūt, pradėdama šitą refleksiją, norėčiau apversti mūsų temą ir klausimą aukštinkojam. Ir aš galvoju, tais momentais, kai mes galvojame, kad va čia jau turėtume jausti saugiai, mes iš tikrųjų jaučiamės nesaugiai. Ir tam tikra prasme saugumas yra iliuzija. Kad jeigu mums reikėtų išvardinti visus dalykus, dėl kuriuos mes turėtume turėti, kad jaustumėmės saugiai, iš tikrųjų mes pamatytume, kad visą tai atsiremia dažnai į kontrolę. Mes norime sukontroliuoti. Mes norime turėti visišką autonomiją, kaip galėtume apspręsti, kas turi veikti, bet mes to niekada neturime. Ir tam tikra prasme tas prasmės atradimas, prasmės ieškojimas nesaugumo akivaizdoje yra susitaikymas su tuo, kad, kaip Paulina labai gražiai sakė, ar ne, mes negalime būti mesijai, mes negalime išgelbėti Maui salos, kuri sudegė, mes negalime išgelbėti Graikijos, mes galbūt negalime nuveikti kažko tai, kas radikaliai pakeis pasaulį, bet mes galime padaryti kažką tai. Yra maži dalykėliai, kurias mes galime sukontroliuoti ir per tai galbūt galime atrasti iš tikrųjų tą prasmę nesaugumo akivaizdoje ir atsikratę tos saugumo iliuzijos arba priėmę tik dalinio saugumo realybę, mes kažkaip tai galim tada judėti toliau. Dėkui, Gražina. Beatričė, kaip atrodo tau? Aš galvojau truputį apie tą vėlgi kolektyvinį registrą ir apie tai, kaip mes pasakojam apie savo vietą pasaulyje. Ir man atrodo, čia yra antropologės Neringos Klumbytės mintis, kad mes savo pasaulį, nežinau kaip lietuviai pasakojam, kad mes esam siena tam tikra ir jinai sako siena kaip geopolitinė siena, net civilizacinė siena ir toksai diskursas pasigirsta, ar moralinė netgi siena tarp gėrio ir blogio, kas aišku yra labai kritikuotini dalykai, jinai kalba apie istoriją tiesiog, kokią mes pasakam apie save ir jei tai mūsų yra istorija apie savo vietą pasaulyje, tai turbūt nesaugumo jausmas yra kažkuria prasme pasmerktas būti, ar tai fone labiau, ar tai tam tikrais istoriniais momentais iškilti į paviršių ir jeigu tu matai kaip tokią sieną kažkokios nuolatinės įtampos, tai yra kažkoks nuolatinis budėjimas irgi apie tai, kas gali būti įtartinas ir kažkoks išeiti iš savumo ribų. Ir turbūt kalbant apie ką tokiomis sąlygomis gali daryti kaip individas, tai turbūt sunku kažką originalesnio pasakyti negu tą Paulius prieš tai minėtą maištą kaip rūpestį, nežinau, pagalba kitiems ir taip toliau ir panašiai. Tai pat. Dėkui, Beatričė. Pauliau, kaip psichologas, ar išgirdai kažką, kas tave galbūt nustebino ir nes kaip pačioje pradžioje tu su tokia ramybė savo įžanginį žodį pasakė, aš galvoju, tai ką mes čia darom. Bet paskui visi melancholikai čia man patvirtina, ką mes čia darom. Kaip jauties po šitos valandos? Jo, tai man atrodo, kad čia ir yra pokalbis apie tai, kaip kažkas tai tūno truputį toliau ir pas kiekvienągi skirtingai, pas kažką tai truputį toliau tūno, pas kažką labai, labai gal ir tam pirmam plane iš jo neišeina. Tai man atrodo, mes čia kalbėjom taip iš arčiau, prisitraukiam tuos dalykus, kurie neramina. Ir man tai labai atrodo svarbu prisitraukti ir čia mes tokioj mažoj grupiai, kuri gana
sakyčiau, panašų žmonės kažkuo tai, ar ne? Ir mane tas visą laiką domina, kiek daug tokio apgaulingumo yra, pavyzdžiui, kai bandai visuomenės nuotaikas pajausti. Aš atsimenu, kai prasidėjo pandemija, tai mano kolegos, ir gal aš pačioje pradžioje irgi skau, tai kaip čia bus, tai čia izoliacija, žmonės negali bendrauti, čia savižudybių daugės, o jų kaip mažėjo, taip ir mažėjo, ir jų ne tik, kad nedaugėjo, jų mažėjo. Ir ne tik, kad Lietuvoje, absoliučiai didžioji daly šalių, kur tai yra tyriama, jų mažėjo. Arba kitas dalykas, kuris iš COVID nustebino, kad mes galvojam, tai gerai, tai kas čia labiausiai paliesti žmonės, kam čia labiausiai neramu bus. Tai aišku, kad tiem, kam virš 65, nes COVIDas grėsmingiausias jiem ir panašiai. Taip, pirmą mėnesį jiem, o paskui tai ta grupė, kuri geriausiai jautėsi per visą tą laiką. Tai tas... O kodėl? Sakykim, gali būti daug paaiškinimų, bet aš tokį vieną pasakysiu. Gal tokį, jeigu tau virš 65 ir tavo tas gyvenimo aktyvumas ir bendravimo lygis ir šiaip nėra aukštas, tai, kad yra kažkokie suvaržymai, tavęs nepaveikia taip stipriai, kai tau yra 18 ir pagal šiaip visą raidos dėsnius, tai ką tu turi daryti, tai yra tyrinėti pasaulį, megzti ryšius su kitais ir panašiai. Ir tai yra tie dalykai, kur tau sako, kad tai yra pavojinga ir jeigu tu tą darysi, tai tavo močiutė mirs. Tai tas kažkokio nerimo padidina. Tai aš galvojau ir apie tai, kai mes kalbam, pavyzdžiui, pasižiūrėjau, čia Vilniaus visuomenės sveikatos biuras padarė tokį tyrimą, kur nežinau, kiek jis ten patikimas, bet turbūt patikimas. Tai, pavyzdžiui, pažiūrėjau, kaip pasikeitė laimingumas žmonių. Vėlgi, kitas klausimas, kas yra laimingumas, bet ta pati metodologija. 18 metais žmonės buvo laimingesni, daugiau buvo laimingų žmonių negu 22 metais. Tai atrodo, tai čia apie tai mes ir kalbam. Bet paskui atsiverčiu kitą puslapį, bet mažiau žmonių, kurie prislėgti, negu 18 metais. Tai tas, kaip mes įsivaizduojam, kad turėtų būti ir kaip iš tikrųjų yra ir kam labiausiai skauda, kas labiausiai nerimauja, man vis laik tokia labai kartais sunku užčiuopti. Tai dėl to ir labai įdomu klausyti, kaip visi išgyvena. Tai jo. Dėkui jums labai, Gražina Belousova, Beatričė Juškaitė ir Paulius Skruibis, mūsų pašnekovai šiandien. Plojimai jiems. Ačiū visiems, kurie pasidalino savo mintim, pasiplojam savo. Ir dar kartą ačiū Bangoja, kad turim šitą erdvę ir kad palaiko garso žurnalistikos pasaulį Lietuvoje. Jei. Dabar einam įkvėp grynorui į lauką. Toks mūsų epizodas šiandien. Ačiū, kad buvote kartu. Ačiū Bangoja festivalio komandai, Karolinai, Juditai, Emilijai, taip pat garsistui Jurgiui. Ačiū kolegai Adomui Zubiai, kuris įrašą redagavo. Ir ačiū Nacionaliniai Martyno Mažvydo bibliotekai, kurios garso įrašų studijoje įrašinėjo savo balsą. Dabar garso režisierė čia yra Kata Bitoft. Jeigu norite prisidėti prie Nara žurnalistikos, contribute.com/nara. Toks yra adresas. Įrašo fotografijas pamatykite Nara Instagrame ir taip pat Nara LT tinklalapyje. Jų autoris yra Denis Vėjas. O muzika, kurią girdite epizode, jos autorius yra Martynas Gailius. Mano vardas yra Karolis Vyšniauskas. Iki kito karto.